Sekanti procedūra yra Fusion Mesotherapy mikroadatinė terapija. Darysime veido ir kada bus klientė su kauke, atliksim ir lūpų sričiai, nes šitoje linijoje šitas gamintojas turi specialų kokteilį ir lūpoms. Labai gerai sezonų šildymo, kada laukia šalta, daug kas skundžiasi ir trūkumų drėgmės lūpoms. Tai būtent tokia procedūra gali būti atliekama kartu su veidu arba galite pasiūlyti ir kaip atskirus vizitus klientams. Tai Fusion protokolas būtų labai paprastas. Jeigu nejungiame su Exception rūgštiniais pylingais, tuomet pagal Fusion protokolą paruošimui turime vienintelį prausiklį kreminį su hialurono rūgštimi. Tai jautriai odai, sausai odai, jeigu ir namų priežiūrai skirti tokį prausiklį, tai yra labai geras tausojantis odos barjerą prausiklis. Sekantis procedūroje žingsnis bus rūgštinis pylingas. Jo atlikimas labai paprastas, be neutralizavimo. Užtepam ant odos, palaikom kelias minutės iki 5 minučių ir nuplauname vandeniu. Tuomet odos antiseptika ir atliekam mikroadatinę procedūrą. Tai demakiažas ir kartu odos valymas būtų kreminis prausiklis. Kodėl naudoja Fusion tokius švelnius žingsnius protokole, tokius švelnius produktus? Todėl, kad agresyvesnį etapą mes turėsime būtent mikroadatinę terapiją, kada pažeisime odą, daug dūrių, suardomas epidermis. Todėl visi kiti žingsniai yra tausojantis ir nedarantis papildomo pažeidimo, ką darytų stipresnės rūgštys. Nors iš tikrųjų kosmetologų praktikoje dažniausiai jungiame Exception ir Fusion procedūrų dalis. Viena rūgštinė, kita mikroadatinė ir kadangi tai yra vieno gamintojo abi linijos, viena kitą papildo. Kaip tam tikrom indikacijom kuperozei turime Cuperix pylingą, turime Cuperix kokteilį. Aknei, Pure Peelas, ACM kokteilis vienas kitą papildo. Pigmentacijai kokteilių turime labai daug, rūgštiniai pylingai, Ferulic arba White Up. Tai čia reikėtų pasigilinti produktų knygoje. Turime rekomendacinį produktų sąrašą pagal indikacijas, gal lengviau orientuotis, nes iš tiesų pačių medžiagų kokteilių yra labai daug. Tai priklauso visgi nuo intensyvumo problemų, kelintas vizitas. Tai procedūrų kursą atliekant galime keisti ir medžiagas, besikeičiant odos būklei, parinkti, kas tuo metu yra tinkamiausia. Tai odos plovimas baigtas. Toniko žingsnio mikroadatinėje procedūroje kaip ir nėra. Atliksime pylingą, kuris kartu yra ir fermentinis, sudėtyje turi enzimų, bakterinės kilmės ir šiek tiek gliukono laktono. Tai skystas losjonas rūgštinis. Čia jau būtinai dedame šepetėliu. Kai kurioms odoms normalu, kad gali sukelti paraudimą, jausti klientą šiek tiek dilgčiojimo, vis dėlto tai yra turi sudėtyje rūgštinis produktas. Šiek tiek paskirstom rankomis, masažuoti nereikia ir paliekame veikti apie 5 minutės. Kol klientas būna su rūgštiniu pylingu, turime laiko pasiruošti mezoterapinį kokteilį. Tai
Kokteiliai yra buteliukuose 5 arba 10 ml, jų yra, minėjau, įvairių. Nuėmę apsauginį kamštelį, tiesiog išsitraukiame vienai procedūrai reikalingą kiekį. Tai būtų 2,5 ml, tai vienas švirkštukas. Aš naudosiu naujausią kokteilį Melatrix, kuris yra skirtas post-akne randams. Kartu ir šviesina, ir prieš uždegiminio gal ne tiek poveikio turi, kiek tvarko randus. Čia būtų panaši formulė į Mesomatrix, tik tai kartu sudėtyje yra ir prieš pigmentaciją peptido ir tranexamo rūgšties. Taip, pasiruošiam kokteilį. O pilingą nuplaunam vandeniu. Neutralizavimo mums čia tokio žingsnio ir nėra, ir nereikia, nėra būtinybės, nėra stiprus pilingas. Po nuplovimo nepamirštame žingsnio odos antiseptikos, tai pervalome kutaseptu, chlorheksidinu ar kita priemonė dezinfekuojančią odą. Tai yra būtina, nes vis dėlto mes plauname odą, yra vandens ir pervalimas apsaugo nuo mikroorganizmų patekimo į odą. Tai mums, sakykime, šalutinių poveikių reakcija sumažina ir tikrai atlikę, tai tikrai neišsausina odos. Taip, mikroadatiniai procedūrai naudojame vienkartines kasetes, kurios gali turėti skirtingą kiekį adatėlių. Tai priklauso nuo paties aparato, būna skirtingų modelių. Šiuo atveju Fusiono aparatui naudojama kasetė turi 9 adatėlės. Nuo adatų skaičiaus priklauso pats mikroadatinės procedūros intensyvumas. Kuo daugiau adatėlių, tuo švelnesnis atlikimas. 9 adatos yra pakankamai aštrus atlikimas, tai būtų riebiai storai odai su randais. Tai priklausomai nuo aparato galite pasirinkti ir, jeigu yra galimybė, kasetes pagal indikacijas, kokias darote. Šiuo atveju Fusiono aparatui pasirinkimo nėra, yra tik tai 9 adatų kasetės. Kiekvienas mezopeno aparatas turi gylį, kokį mes galime leisti adatėliams pasiekti. Tai yra iki 2 mm. Žinoma, veidui mums tokio gylio ir nereikėtų. Pradedame nuo 0,68 iki 1 mm gylio ir kylant aukštyn veidų keičiam gylius, adaptuojam, nes paakiams reikės žymiai mažesnio, 0,3 maždaug gylio, kaktoje, kaulas, kietesnė zona ir jautriau, ir dėl to, kad turim kietą pagrindą, adatėlės pasiekia iš karto aštriau ir giliau. Tai mums 1 mm netgi būtų per daug, tai iš tiesų bus tik tai 0,5. Vienoje rankoje švirkštukas. Nerekomenduojame kokteilių tepti šepetėlių, pilti indelius, tiesiog sterilus kokteilis, sterili medžiaga turėtų būti lašinama ant odos tiesiogiai iš švirkšto. Tai pradedam nuo žemutinės dalies,
dekolte, jeigu būtų atvira, kaklas ir kylam aukštyn į veidą. Tai gylis pradžioje 0,6. Kiekvienas aparatas jis reguliuoja greitį, geriausia dirbti greičiausiu režimu. Pradžioje sukamieji judesiai. Pradžioje sukamieji judesiai ir kai zona šlapia, galime daryti išilginius judesius, viena kryptimi ir kita kryptimi. Gilesnėse raukšlėse galime daryti pridėjimą be didelio aišku spaudimo ir parenkant gylio šiek tiek daugiau, tarkime 1,2. Ir pasirodo šiek tiek kraujo, tai yra įrodymas, kad mes pasiekėm dermą, toks mūsų tikslas. Daug kraujuoti procedūroje neturėtų. Taip, veido srityje galime šiek tiek pasimažinti iki 0,6. Kaip jaučiasi, ar skauda? Jaučiasi, bet normalu. Gerai. Kapiliarų tokių kaip ir nėra labai centrinėje veido dalyje, tai 0,6 ir gali likti. Tais atvejais, kai kapiliarai aiškiai matomi, šitai zonai parenkam dar mažesnį gylį, tai kokie 0,3 galėtų būti. Klientė turi posakne randų, tai randų vietoje dar darysime pridėjimo judesius ir šiek tiek daugiau gylio. Tai 1,2. Tose vietose bus daugiau kraujavimo ir po procedūros 2 dienas gali būti stipresnis paraudimas. Jautru. Taip, ir viena kryptim. Taip pat gylio. Gylio daugiau dar padarau lokaliai randuose. Pakiams darome visai mažai 0,2 ir tik tai pridėjimo judesius. Nosis. Irgi taip pat nosies sričiai 0,3, o kakta apie 0,5. Rankomis stengiamės kuo mažiau liesti, nes ir matosi yra atsiradusių
likusių kraujo lašelių. Tai procedūros ir protokolas užbaigimas yra maksimaliai švarus. Naudojam tokią medžiagą Smart Mix, kuri irgi yra kaip kokteiliai buteliuke, be konservantų. Ir Smart Mix mes sumaišome su ta medžiaga, kuria atlikome procedūrą. Arba iš monokomponentų silicio, būtų skystesnis tada variantas, mažiau lipnumo, kokteiliais maišant, kuriuose yra hialurono rūgšties. Smart Mix kartu su hialuronu duos kreminę konsistenciją, tačiau paliks lipnumo. Tai procedūrai užbaigti. Kitą kartą geriau ir iš monokomponentų pasirinkti tiesiog organinį silicį. Smart Mix'ui ištraukti naudojam platesnę adatą, nes tai yra klampus produktas. Taip. Jeigu neišsimaišo pavartant kokteilį ir smartą, yra specialus adapteris, kuris sujungia du švirkštukus. Tai būtų galima naudoti Liu ir Loko tipo švirkštą ir tuomet dalį sumaišyto smarto atiduoti ir klientui namo. Liu ir Loko todėl, kad būtų galima tuomet užsukti specialiu kamštuku, kad produktas iš švirkšto neištekėtų, būtų saugiai uždarytas. Ir per adapterį sumaišom iš vieno švirkšto perstumiant į kitą. Sumaišome abu produktus. Šiuo atveju kokteilis, kuriuo mes darėm procedūrą, ir Smart Mix. Dedame ant odos. Viso kiekio neišnaudojame, paliekame šiek tiek, tuomet, kai bus nuimta dar kaukė. Tai pakaktų apie 0,5 ml. Taip. Naudojam tabletinę kaukę, užpilam fiziologiniu tirpalu. Kas iš tikrųjų yra labai saugu, jog procedūros užbaigime nenaudojam jokių ingredientų papildomų, užbaigiame procedūrą maksimaliai švariai. Ingredientai jau visi yra suvesti į odą, naudotas mezoterapinis kokteilis. Kaukė yra skirta užbaigti procedūrai, nuvalyti kraujo likučius. Tai iš tikrųjų toks protokolas ir saugus, ir higieniškas, o pati šlapia kaukė atgaivina odą, duoda klientui komforto, vėsumo. Taip. Prieš tai užteptas Smart Mix sumaišytas su kokteiliu duoda dar papildomą ir emolientinį poveikį ir uždaro odą. Kaukė, atšaldymą ir higieną. Kol klientas būna su kauke, kaip minėjau, galima padaryti ir procedūrą lūpoms. Tai praplėšiame viršutinę lūpos dalį kaukės, atsidaro zona lūpų. Dezinfekuojame. Procedūrai paimame kokteilį. Lūpų procedūrai užtektų 1 ml, pagal protokolą yra 1,5, bet
nesusiveda toks kiekis, nebent imti dar bedatinius variantus, elektroporaciją, sonoforezę. Jeigu su mikroadatinė, per ilgas laikas dirbti, kad visą kokteilį suvesti. Tačiau išsitraukus 1,5 ml, suvedam kiek suvedam, apie 1 ml, o likusį kiekį galime sumaišyti su smartu ir tikrai labai reikalinga klientui duoti namo, po lūpų procedūros tepti tokį saugų produktą. Tai lūpų kokteilis. Ir lūpų zonai naudosime nano metodą. Fusion turi kitą aparatą mikroadatiniai terapijai, tai yra nanopenas. Nanopenui yra naudojamos specialios kasetės, buteliukas, į kurį galima supilti kokteilį. Vienas buteliuko galas atsisuka, susipila kokteilis. Kitame kasetės galiuke yra plokštelė. Įstatome į aparatą ir paleidus tiesiog vedžiojam ant odos. Kitas variantas prie nanopenų būtų naudoti nano kasetes. Ir tai irgi vėlgi priklauso nuo aparatų, ar turite galimybę, ar tiks tokiam aparatui nano kasetė. Prie kito sidabrinio aparato mes turime nano kasečių, tai galima ir pabandyti būtų, ar toks metodas jums patiktų. Nanoterapija yra labai gerai jautrioms zonoms, kaip dabar ir darome, lūpoms, pakiams, visam veidui, kada yra plona, jautri oda, ir nano metodas. Toks atlikimas yra tarpinis tarp mikroadatinės ir elektroporacijos. Iš tiesų, nanoterapija, jeigu jau turint tokį aparatą, galimybę turite pritaikyti ir prie rūgščių. Labai gerai suaktyvina odą ir pilingai veikia stipriau, jeigu panaudojame ir nanopeną. Tai ypač su retinoliu geras variantas, kitais pylingais, lokaliai ant randų, pigmentacijos, arba visa oda yra reljefas, kurį norim koreguoti, sakykime, storesnė oda, atviros poros. Tai prie pylingų nanopenas visai tikrai irgi gerai, turim aktyvesnę procedūrą. O lūpoms nėra taip jautru ir visiškai pilnai pakanka tokio atlikimo. Neskubant suvesti. Lūpoms užtepame mišinį su Smart Mixu. Ir procedūrą galime ir veidui užbaigti, tiesiog nuėmus kaukę. Nuvalom, jeigu yra dar kraujo žymių. Šiek tiek smarto. Ir užbaigiamieji kremai. Galima naudoti 2 kremus, susluoksniuoti atstatomai mezorepair kremą ir apsauginį SPF 50. Tai užbaigimas yra kremas. Procedūroje nieko nenuplauname nuo to žingsnio, kada atliekam kokteilio įvedimą. Nėra plovimo etapų. Higienai, kaip minėjau, naudojame Mezoti tabletinę kaukę užpiltą fiziologiniu tirpalu ir būtent tokia kaukė nušluostom odą. Tai ir procedūra baigta.